Ar tau patinka čia? Nu, neskaitant viso grindinio, kuris nepritaikytas mūsų šitokiam batui visai ne. Kad? Tai pritaikytas, prišiktas, prie kaip turi būti pritaikytas. Jo. Oi, žiūrėk, tas koksai. Nu. Kvėpuoji, kvėpuoji. Ui, kaip tu kvėpuoji. Man atrodo, tau nekils mintis čia pajodinėti. Man atrodo, kad aš iš čia šiandien niekur nevažiuosiu, pasiliksim čia jodinėti. Ir tave paglostysiu. Ui, koks tu susikaupęs. Purima. Va, žiūrėk, šitas žirgas turi žvaigždutę, matai mėlyną. Gaidys, eik tu savo, geras. Gaidžio nematęs. Eik tu kaip aš seniai gaidį mačiau su višta, tu patisėda. O tas turi mėlyną žvaigždutę. Tai jis reiškia yra prizo nugalėtojas kažkoks. Ten maistą ruošia tikriausiai tai už tų durų. Feedrom. Čia visokių feedų pridėta. Bačkų. Gaidys, koko, šakės va sugabintos. Kaip? Dar vienas su raudona ir mėlyna. Su dviem raudona, tai man rodosi. Second yra, raudona, mėlyna yra antra vieta, o raudona yra... Specialus kažkas. Raudona yra specialus. O mėlyna tai yra antros vienas. Parašyta second. Bet tokia gražinė. O balninė. Sudėta viskas. Nubelė kiek čia. Tai va iš čia yra keliauja, nurašo kokią labiau apsidėvėjusi. Ane? Šitas galva iškišęs. Ei, žiūrėk lūpą kaip apatinė. Nu. Ei, tu. Lūpą tavo atvirtas. Čia šviesiau, čia tamsiau. Kur tamsiau? Nu va, pažiūrėk, čia kaip šviesa aplinka, kuo ten tamsiaus. O, ei, tu. Žiūrėk. Bičias. Dulka visas. Pilnas dulka. Traktoriai. Va, čia dar yra. Bliau, kiek čia tų arklių neįsivaizduoju. Daug labai. Atrodo pastatas nėra didelis, bet į vieną arkleivas. Šitas apdengtas išsipūrimas. Koks tavo vardas? Hei. Nu, man čia įdomu, žinau, Silvija. Žiauriai. Nu. Bliam, norėčiau pamatyti, kaip jie šokinėja per tas kliūtis. Ten dar vienas. Iš akmenų sumūrėt žirgin šakės, ane? Ei. Bičas nusiminęs stovi. Šakės. O čia yra kas? Čia nėra nieko. Aha. Ir dar belekiek arklių pievai. Ir asilas yra. Šakės. Einam prie to asilo važiuoti. Čia tūlikai yra. Iš tos pusės jau tūlikai normalesni negu arklinis. Kiek aš suprantu. Parašytai tai aišku. Va, kriauklė. Kriauklė, kažkokias kalbenkė ar kas čia. Dujinė gal. Joškė. Va, kaip traktorėtas įmauškas. Šakės.
Joške. Irgi su arkliu kartuos. Ten arklį. Čia ir ten visas kalnas turėtų galima įtraukys. Fainiai čia. Fainiai. Paprastai taip. Visiškai, va, drinking water, galima atsigerti. Kažkoks bačkis. Daug namelių. Man čia patinka. Apačioje ten per krūmą šokinėjimus matos. Čia gal dar viena ferma. Su stogu tikriausiai tam aikštelė šokinėjimų. Už fermos stogu. Dabar visi pietauja, visi. Mes čia vieni praktiškai. Ką toliau darom? Ar jodinėsim, ką? Ne? Nenori? Nu, tu nori? Aš tai Aišku, kad nori. Aš tai geriau pajodinėsiu. Nori dar kartą ranką nusilaužti. Ką ne, net nusilaužiu, aš tas ne. Nu gerai, susižeis. Gerai, aš dabar einu į tūliką. Pažiūrėsiu, kaip čia tūlikė darosi. Kaip žirgienė, tai neblogas tūlikas. O, tai turi būti. Viskas. Už 20 centų, ką čia galima padaryti. Neaišku. Čia ir dušai yra. Va, pajudinėjai, po dušų pavedami. Dušas yra, įsivaizduoji. Šakės, ne? Nu, karoči. Įsivaizduoji, Silvė? Tenais buvo šiltas vanduo. Rankom nusiplaut. Ir vėjelis, viskas. Tam tuli. Jėga čia, ne? Ką? Tai mes čia vieni dabar dviesi esam. Ir vaikštam. Ir juosim, ne? Ar ne juokim? Gal ne juokim, patūpom batkas, nes labai čia brangiai gaunasi. 100 litų už paprastą pajudinėjimą, ponį, blema. Čia vyksta gyvenime. Ten, šalia. Karavanas. Čia viskai vyksta. Kalumai. Karočią. Parašyta, kad jojikas gali sverti. 6 kg. Ne, 76 kg. Arba 12 akmenų. A, ne? Čia fainai visokių, va. Kaip jot parašyta. Reikia kažkoks. Horse reikia. Čia galima tų knygučių pasiimti. Kažkas palik, matyt, kalbant kainas. Kokios šitas kainas. Naujas balniukas. Inicialais. Minkštas, blam. Inicialai, ne?